Tai visiems gerą vakarą. Vėl malonu matyti susirinkusią federacijos valdybą. Visai aktyviai esame 8, tai dar palauksim eigoje, gal prisijungs dar porą mūsų narių, bet šiaip smagu, kad vėl mes tokie aktyvūs. Tai iš karto siūlau tada pradėti nuo darbotvarkės, peržiūrėti, ar viskas mums tinka ir tada pradėsim darbus. Tai norėtųsi pradėti, kaip ir kasmet turime pasitvirtinti metų pradžioj praeitų metų ataskaitas, tai aš su Rimanto pagalba esame paruošę tiek finansinės, tiek veiklos ataskaitas, mes jas galėsime peržiūrėti ir jeigu turėsite klausimų, apie jas galėsime pasikalbėti. Toliau turime, džiugu, kad turime prašymų tapti naujais nariais, tai šiuo atveju Panevėžio disc golfo klubas yra pateikęs prašymą tapti mūsų federacijos nariais. Tai tikrai peržvelgsim ir pažiūrėsim, ar viską atliko, ką turėtų ir turėsim gal kokių klausimų, galėsime pabendrauti su Mantu. Taip pat dar vienas klausimas, kurį turbūt šiandien dar nepabaigsime, bet bent jau reikėtų pradėti. Tai kaip ir kasmet turime labai puikią tradiciją jau įsibėgėjusią mažųjų parkų taurės sezoną, tai būtų šaunu pasikalbėti, kokia valdyba mato ateitį šito projekto šiais metais. Pasižiūrėsime, ką galvojam. Tuomet trumpas toks pasiūlymas, čia gal tik tais bendras pasiūlymas, pakalbėsim apie tai, kad gegužės mėnesį pasaulyje vyks PDG moterų tarptautinis pasaulinis eventas, tai tiesiog siūlysim turbūt Domeikavos, kadangi etapas sutampa datos, tai pasižiūrėsim, gal pateiksim kokį pasiūlymą ir pabendrausim tiek su Raimondu, tiek su Karoliu, gal galės prisijungti. Na ir tada toks jau svarbus klausimas, paskutinis, bet tikrai ne, kaip sakant, angliškai ne paskutinis eilėje pagal svarbumą, pakalbėsim apie pasaulio komandinį čempionatą, kuris vyks šiais metais Lietuvoje rugsėjį, turėsim šiek tiek ir naujienų, tai pakalbėsim apie komandų mūsų rinktinės atrankas ir panašiai. Tai jeigu neprieštaraujat, patvirtinkim tokią darbotvarkę, matau, kad niekas ne prieš, tai tada galime ir pradėti. Tai kaip ir minėjau, noriu pradėti nuo 25 metų paruoštų ataskaitų, jos ganėtinai paprastos, visos šiaip panašios, tai bendrai pradėsime nuo veiklos ataskaitos. Aš gal netgi jie ir pasidalinsiu, kad žmonės, kurie žiūri mus eteryje, galėtų irgi suprasti, apie ką mes kalbame. Tai kaip ir kasmet, ataskaita, kaip ir sakiau, ganėtinai tokia formali, paprasta, tai tiesiog, kad vieši žmonės, kurie žiūri nesusiję su disc golfu, pavyzdžiui, galėtų suprasti, ką mes veikiam ir taip toliau. Na tai pradžioj aprašymas šiek tiek apie mus, tada dar kartą susipažįstam su federacijos nariais ir kokia buvo mūsų veikla. Tai smagu, kad 5 metais mes turėjom 5 metų veiklos jubiliejų. Tai va tokį jau pasiekimą turime. Tai kaip ir įprastai sezonas susidėjo iš taurės etapų, iš Lietuvos įvairių čempionatų, prie kurių stengiasi savo jėgom, kiek galėjo prisidėti federacija. Taip pat mažųjų parko taurės gana aktyvus sezonas, 10 etapų turėjome. Ir čia kaip tik išvardinti visi turnyrai, kurios federacija prisidėjo, prie kurių organizavimo kartu su be abejo visais mūsų aktyviausiais disc golfo klubais. Taip pat pristatom šiek tiek apie nacionalinės rinktinės, kaip neįprasta buvo labai aktyvūs metai nacionalinėms rinktinėms, dalyvavom nemažuose ir labai daug tų turnyrų, tai birželio mėnesį Europos čempionatas Norvegijoje, tada Liepos rugpjūtį pasaulio čempionatas Suomijoje, Europos meistrų čempionatas Vokietijoje rugpjūtį ir be abejo turbūt metų pažiba buvo pasaulio žaidynės Kinijoje, į kurią sugrįžo disc golfas. Ir mes turėjome ten dalyvių. Tai dalyviai išvardinti, dalyvavo Andrius Timofejevas, Egdaras Čaikinas, Guoda Čaikininė, Domas Šimkūnas, Mireta Kievinė, Darius Žukauskas, Oksana Žukauskienė, Darius Gricius ir dar kartą Miretas su Gabrielium Gricium. Smagu pasidžiaugti, kaip visą laiką mes stengiamės mūsų jau menkom finansiniam galimybėm, bet vis tiek stengiamės prisidėti prie bent jau paprastų išlaidų kompensavimo, tai kiekvienas žaidėjas gavo po 150 eurų išlaidoms padengti, tai šiek tiek džiaugiamės, kad galime prisidėti ir tikimės, kad kasmet gal galėsime vis geriau. Ir be abejo dėkojame mūsų draugams iš Skaitančio disko federacijos, kurių dėka jie, aišku, turi žymiai didesnės galimybės, tai jie tikrai prisidėjo didžiąją dalimi prie visų šitų mūsų rinktinių išlaidų padengimo.
Ir dar spėjome 25 metais pabaigoje pasiruošti šiems metams, šiems, kurie bus šeštieji mūsų veiklos metai, tai irgi čia jau išdėstyta, kokie nusimato šių metų turnyrai. Džiaugiamės, kad pirmą kartą disc golfas apsilankys Alytuje, naujas miestas mūsų žemėlapyje, tai ten vyks net pats svarbiausias turnyras Lietuvoje, Lietuvos disc golfo čempionatas. Tradiciškai į Palangą nuvažiuosim disc golfą populiarins sportas visiems festivalyje. Ir be abejo, didžiausia pažiba turbūt bus ir pats svarbiausias metų turnyras. Manau, kad čia net ne tik metų, bet žiūrėsim, gal čia bus kokio 10-mečio turnyras, pasaulio komandinis disc golfo čempionatas Lietuvoje, apie kurį, kaip ir minėjau, truputį pakalbėsime vėliau. Ir šiek tiek pateikiu statistikos iš pradžių apie licencijuotus žaidėjus. Tai kaip visą laiką mes stengiamės paskatinti, kaip sakant, tapti Lietuvos licencijuotų žaidėjų Lietuvoje, kad ne tik galėtų dalyvauti turnyruose, bet ir prisidėti prie disc golfo populiarinimo, dalyvavimo federacijos veikloje ir taip prisidėti prie mūsų veiklos. Tai kalbant apie skaičius, tai šiek tiek sumažėjo palyginus su 24 metais, tai aš kažkaip manau, kad čia natūralus, nes tų žaidėjų nėra tiek, kad kiekvienais metais galėtume siekti beveik 400 naujų žaidėjų, nes čia atsiminkit, kad čia naujų licencijuotų žaidėjų, tai čia ir tų, aišku, kurie iš anksčiau prisidėjo, bet vis tiek nereiškia, kad tų žaidėjų bendras skaičius yra mažėjantis. Tai manau, kad čia tiesiog licencijuotų žaidėjų skaičius šiek tiek mažėja, bet žiūrėsim, kaip bus šiemet, gal mes vis dėlto pasieksime rekordą. O bendrai kalbant apie žaidėjų skaičių Lietuvoje, tai manau, kad tikrai visi matot, kad parkuose, kas ypač organizuoja savaitgalis turnyrus, tai tikrai daug žaidėjų ir smagu, kad disc golfas tikrai populiarėja Lietuvoje. Šiek tiek statistikos bendrai apie iš kur tie žaidėjai yra, iš kurių miestų, kurie pildo mūsų anketas, tai čia tiesiog galite pastudijuoti, pasižiūrėti, pavyzdžiui, savo kokį miestą, kur sumažėjimas yra, kur padidėjimas, bet realiai tai tokia bendrai statistikai suprasti, kokia yra geografija tų žaidėjų. Taip pat 5 metais matau, kad vienu miestu daugiau negu buvo 4 metais. Dar šiek tiek statistikos apie žaidėjų skaičių bendrai čempionatuose, tai žiemos čempionate mes turime dabar jau keletą metų iš eilės apie 170 žaidėjų, 4 metais buvo rekordiniai skaičius. Lietuvos čempionatuose taip pat apie 120 ir laikosi ganėtinai gerai, tai žiūrėsim, kaip seksis Alytuje, gal pavyks ir 130 žaidėjų pasiekti. Ir pagrindinis turbūt dalykas, tai yra mūsų finansai, tai gal aš tada, Rimantai, kadangi tu turėsi pabėgti greičiau, tai gal aš iš karto tada tau duodu žodį, tiesiog, kadangi tu čia daugiausiai prisidėjai, man padėjai viską skaičiuoti, gal tada duodu tau žodį aptarti, ką mes čia matome. Tai sveiki tie, kas žiūri įrašą, dar kartą sveiki, kas prisijungia. Kaip ir Mykolas minėjo, kartu parengėm šitą ataskaitą pagal Mykolo pateiktus išrašus ir sąskaitas. Tai pati ataskaita šiaip iš principo labai panaši kaip ir pernai, tai didžiąją dalį pajamų sudarė būtent mūsų žaidėjų indėlis iš licenzijų. Ir pati suma yra labai panaši kaip ir pernai buvo, kadangi pats licenzijos mokestis buvo padidintas šiemet, tai nors ir mažiau žaidėjų, bet tos įtakos didelės ir nebuvo. Ir taip pat gan ženklus prisidėjimas iš klubų, už federacijos narystės mokesčius. Tai dalis šios sumos yra dar už praėjusius metus, 24, kadangi nebuvo jie sumokėti. Tai šita suma šiemet yra gauta didesnė, bet manau, už šios metus visą tai išsilygins, susivienodins. Iš tokių, ką pagerintai sutarėm su Mykolu, kad dėsim ataskaitas, tiksliau sąskaitas išrašytas arba gautas į bendrą vietą, kad vėliau kitais metais būtų galima lengviau viską sužiūrėti. Taip pat irgi pastebėjom gerą revizijos teigiamą aspektą, kad viską tikrinant galima rasti ir neapmokėtų dar sąskaitų. Tai buvo tokia viena sąskaita, tai paraginom susimokėti už ją. O šiaip jeigu turit kokių klausimų, tai galit klausti. Gerai, ačiū Rimantai.
Jo, aš irgi prie licenzijų pamiršau paminėti apie tą skaičiaus keitimą, būtent buvo pereinamasis laikotarpis, kad padidėjo licenzijų mokestis, tai gal čia irgi šiek tiek prisidėjo prie to, kad tų pačių licenzijų ir nebuvo tiek daug, kaip prieš tai. Tai aš tada grįžtu į mūsų langą, matau, rankų nėra, bet gal kažkas turit kokių rankų, kokį vieną kitą klausimėlį, bet šiaip tai finansiškai, tai kaip matot, nežinau, kaip visuomeniai gali atrodyti, kaip čia ta mūsų federacija gyvuoja, bet kaip matot, jeigu gerai atsimenu, pernai buvo apie 400 pliuso, taip kaip sakant, ta prasme, išlaidų ir išlaidų ir pajamų, tas skirtumas šiemet yra apie 300 eurų, tai, na, kaip sakant, mes laikomės taupom ir taupom po truputį, kad kaip sakant, didesnių išlaidų papildomų neturim, tai dėl to tas toksai kiek išleidžiam, tiek kiek gaunam, tiek ir išleidžiam. Taip, Skirmantai, matau, kad keli ranką. Man įdomus skaičiai taurės, Lietuvos taurės, kiek mes mokame tą bendrą biudžetą, tai matau, truputį nuėjom šį kartą į minusą, tas po €0,5 nuo žaidėjo, kurį organizatoriai moka, ne? Galvoju, šiemet turėsim vienu etapu mažiau, bet iš kitos pusės atsisakėm tų sezono pabaigos prizinių pinigų, ne? Tai panašu, kad būsim ne minuse, šį kartą gal pliuse, ne? Tai čia apsilygins dalykai. Tai dėl to tvarkoju, čia tą pasitikrinti labai sveika, galvojant, ar mūsų sistema tokia išeina bent ant nulio, ar ne? Tai valio dėl šito. Jo, nes 5 metai tikrai buvo tokie eksperimentiniai, kaip ir mini su tais mūsų MPO tokių prizinių fondų, tai čia mes tiesiog truputį paeksperimentavom ir tai automatiškai mažiau lėšų liko tiems bendriems apdovanojimams, tai šiemet turbūt jau mes išsikapstysim lygiai. Čia vat, kas klausia dėl federacijos, tai federacijos nauda, kad ir prisideda prie taurės varžybų ir apdovanojimų. Tai jeigu daugiau klausimų neturit, tai mes turim, tada aš dar parodysiu, nelabai čia ką iš tikrųjų yra ką rodyti, bet tiesiog dar, kadangi turime ir tą ataskaitą pasitvirtinti, nes bendrai, kai dabar teiksiu registrų centro ataskaitas, tai bus mūsų bendrai ta veiklos ataskaita, kurią matėt, tada valdybos ataskaita, valdybos atveju tai visiškai tokia pati, nelabai čia ką yra su ta valdyba ten ir rodyti, o dabar aš galiu dar parodyti dar mūsų Excelį, kuris irgi, taip, jis kaip ir vadinamas finansinė ataskaita, bet jisai lygiai toks pat, kaip mes ką tik matėm, jau iš ten ir perimti, tai truputį suapvalinti be kablelio. Tai va, kaip ir aš minėjau, pernai, pavyzdžiui, veiklos rezultatas buvo 466 eurai, tai čia tiesiog tas skirtumas, o dabar 308 sumažėjo. Tai turbūt galima sakyti, kad sumažėjo ir vien ir tuo, kad daugiau išleidom būtent su tais bendros įskaitos prizais. Dabar išsilyginsim. Tai tokią ataskaitą irgi pateiksime, labai paprasta. Tai va, tai viską peržiūrėjus, taip, Skirmantai? Tai aš matau, čia metai, ne pirmus metus, plius minus ant nulio einam, ne, su nedideliu likučiu. Tai pagalvojęs, pavyzdžiui, ar yra poreikis federacijai didesnių finansų, tai čia gal atskira tema, čia dabar ekspromptu negalvosim, bet tikriausiai galim pagalvoti, ne, kad licencijų mokestis toks, koks yra, ar jo reiktų didesnio, jeigu reikia mums išlaidų kažkokių, ne, ar mums užtenka pinigų rinktinės finansavimui, gal norėtume jas stipriau paremti. Tai čia tokios temos pamastymai. Dabar matom pinigus, matom, kaip pagal dabartinę situaciją, dabartinės pajamas išlaidas, taip lygiai vienodai galim judėti. Tai čia mums klausimas, ar mes turim ambiciją kažkaip daugiau išleisti. Ir jeigu turim ambiciją daugiau išleisti, tada pagalvotume, kaip daugiau surinkti. Ne? Tai čia mums visiems tiesiog truputį pamastymas, dabar matyti vis tiek ekstra, nenuspręsim ir neapgalvosim. Klausimas turbūt ateičiai, nes aišku vis tiek norisi, tarkim, ir kokių federacijos rėmėjų turėti ir panašiai, tai visai kitaip tas gyvenimas būtų, bet reikia nepamiršti, kad mes vis tiek visi esam čia savanoriškais tikslais, niekas jokio atlyginimo negauna, tai dėl to ir tas, kaip sakant, ir dirbam iš meilės disc golfui, turbūt taip galima pasakyti, tai dėl to visai smagu, kad vis tiek mes esam tokie aktyvūs.
Nors aišku, būna ir tokiu atveju, kad labiau rūpiname savo klubinę veiklą, bet čia manau, kad yra visai natūralu. O šiaip tai dar, kad suprastume tą lentelę, tai nereiškia, kad mes tenais metus baigėme su 300 eurų sąskaitoj. Tai aš tikrai patiksinu, kad čia yra būtent tas plus 300 eurų prie jau turimos sąskaitos. Tai va, tai čia gal kaip ant nulio, tai čia jau taip galima. Metų balansas. Jo, nes ant nulio gal taip nereikia sakyti, nes tada žmonės tikrai galvos, kad mes visą laiką ant nulio ir gyvenam. Tai sąskaitoje yra tų pinigų, bet aišku, mes nelabai turime tokių didelių išlaidų, kad ir aišku, mes pakankamai taupiai gyvenam, kaip sakant, ir neišleidžiam tų visų niekur, kur nereikia. Tai tokių poreikių kol kas ir neturėjom. Bet gera mintis, pavyzdžiui, kad ir šių metų komandinio čempionato nacionalinės rinktinės dalyviai, gal galima jau kažką tai, kadangi Lietuvoje vyksta, tai irgi gera proga būtų irgi paskatinti labiau. Nors, aišku, dabar čia tų išlaidų per daug žaidėjai ir neturės, kai nei nakvynės reikės, net ir maitinimo turbūt nereikės, viskas bus attarnauta iš komandos. Šiemet kaip tai geriau pataupyto, kitiem metam, kur bus kelionės. Galima pagalvoti, kaip kitaip paskatinti tada rinktinę, kuri būna Lietuvoje, tai irgi čia įvairių tų variantų yra. Tai va, tai gerai, ačiū už mintis. Labas, Mireta, irgi sveika prisijungusi, matau, anksčiau pavyko. Labas. Tai mes kaip tik baigėme svarstyti mūsų ataskaitas, nežinau, kiek spėjai susipažinti arba išgirsti, bet paštem atėjomės irgi prieš tai atsiunčiau. Tai tada, jeigu niekos daugiau klausimų jokių neturi, tai mes turėtume tą ataskaitą patvirtinti, šias ataskaitas, ir aš tada turėsiu, kaip sakant, jūsų palaiminimą ir teisę turbūt kitą savaitę pateikti į registrų centrą, kad jau visuomenė, kaip sakant, visa galėtų žiūrėti ir matyti. Tai tada ir klausiu, ar galime vienbalsiai pritarti gal ataskaitai. Matau, kad galime, nes kritinių klausimų neturėjome, tai turbūt jaučiau, kad galime sutarti. Tai labai puiku, ačiū Jums, dar kartą noriu padėkoti valdybai, kad tikrai tokie esate aktyvus, truputį tikrai aktyvesni negu praeitos valdybos, vien tuo, kad mes beveik visi ir susirinkame į susirinkimus. Tas yra svarbu. Taip, tai Rimantai, ačiū tau, jeigu sugrįši, nes sakai, kad turėsi išeiti, bet tikrai laukiam sugrįžtant, tai dar kartą padėkoti noriu Rimantui, kuris tikrai revizorius puikiai atlieka savo darbą, labai kruopščiai, nes ir pataiso mane, nes aš irgi taip truputį gal atlaidžiau iš pradžių žiūriu, paskui jisai mane suima ir aš viską, kaip sakant, pateikiu, ką tik galiu. Ačiū Rimantai. Tai va, antrasis klausimas, kaip ir minėjau, turime prašymą iš Panevėžio discgolfo klubą, kuriam atstovauja Mantas, kaip tik mūsų narys. Tai aš irgi gal tuo prašymu trumpai pasidalinsiu, nors jūs esate visi jį matę, bet tiesiog patį prašymą parodysiu, kuris atitinka mūsų visus reikalavimus. Tai dar noriu ir kartą ir priminti, kad pagal mūsų įstatus, jeigu kažkoks juridinis asmuo nori tapti mūsų federacijos nariais, tai jis pagal viską turėtų pateikti raštišką prašymą pasirašytą, kuriame išdėstytų savo motyvus, tada pridėtų registrų centro išrašą, kolegialaus valdymo organų sprendimą, tai šiuo atveju tuos dokumentus Mantas tikrai pridėjo, matėt visi, ir netgi yra jau sumokėjęs narystės mokestį, na čia aišku, nebūtinai iš karto mokėti, bet irgi, kaip sakant, yra pasakymas, kad žiūri į mus rimtai. Tai man tai tada gal tu trumpai... Tai buvo parašyta, kad reikia sumokėti. Jo, jis manęs paklausė, aš prisipažįstu, iš karto pasakiau, kad tokie veiksmai, nes buvau įpratęs, kad visą laiką visiems tai prašau, tai gerai, kad viską iš karto ir padarai, nes man kol kas nematau priežasčių, kodėl negalėtume priimti. Tai prašymas kaip ir aiškus, bet tada gal vis tiek... trumpai pasižiūrėjom, geriau įjungsiu, kad Mantą labiau matytume. Tai man tai gal tada trumpai vis tiek pristatyk savo klubo veiklą, kodėl norite tapti ir kuo esat susiję su discgolfu. Aš jau pats su discgolfu susijęs jau daug metų, pakankamai daug, sakykime, bet vis dar mėgėjas. Tai šiaip įkūriau Panevėžio discgolfo klubą dėl to, kad noriu palaikyti ir galbūt, sakykime, atnaujinti, įtraukti naujų žaidėjų, pamėginti įtraukti jaunimo, užsiimti su Panevėžio senjorais veiklomis, kaip sakė, populiarinti discgolfą kiek įmanoma ir pasistengti įtraukti kuo daugiau verslų, Panevėžio verslų į discgolfo veiklą.
sakykime, tai daugiau nežinau, tiesiog žaisti ir mėgauti žaidimu ir dar plius dar kažką gero nuveikti. Tik dėl tokių dalykų įsteigiau klubą. Ir aišku, dėl to, kad Panevėžio turės etapą, Lietuvos disgolfo turės etapas bus Panevėžyje, tai reikėjo kažkaip formaliai visą tai užforminti, apiforminti. Nes paraišką teikiai tu, kuri laimėjo? Aš paraišką teikiau, tik tai tuo momentu, kadangi nebuvo ant ko pateikti, tai pateikiau ant to, ko nereikėjo pateikti. Dabar noriu susigrąžinti atgal. Gerai, kolegos, ar turite kokių klausimų? Jeigu turit klausimų, laukiu. Jo, gali klausti. O šiaip bendrai, kokie ateities planai bendrai Panevėžy, nes mes irgi Panevėžy šiek tiek pasilgom to mūsų nacionaliniam, kaip sakant, visose veiklose, jau kelis metus nebuvo ir to mūsų taurės etapo Panevėžy, tai džiugu, kad žaidėjai palaikė šitą mintį ir etapas vyks, o kaip toliau įsivaizduoji, ar vėl nepamesit Lietuvos? Ne, tai mūsų planas yra dabar, sakykime, kadangi kaip jau, vienas parkas pas mus pasinaikins, ar jau pasinaikino, tai dabar darysime, planas yra padaryti jaunimo trasą. Tai Panevėžio miesto savivaldybė kaip ir pritarė, tik tai dabar reikia pateikti planus visus. Jaunimo trasą, tai būtų 9 krepšių, tokie pradedantiesiam visai, kad nereikėtų lakstyti po visą parką, ten nedideliai teritorijai, būtų ten 9 krepšiai ir galėtume po 50 metrų tokie pradedantiesiams, vadinkim. Tada turime tą 18 krepšių, tą, vadinkim, kur jau senąją parko. Ir tada dabar planuojame prijungti ir Skorpiono tako tą trasą kultūros ir poilsio parke. Tai padarysime tada, kaip sakant, norime padaryti sunkesnį variantą. Tai toks ir planas, sakykime. Bus visokio lygio žaidėjams, bus netgi 3 skirtingo lygio žaidėjams 3 trasos. Planų turite, viskas žygiuosite į priekį. Taip, Darius, matau, turi klausimą. Aha, ar girdžiuosi, ne? Gal ir veidą įjungsiu. Aš galvojau paklausti, dabar jau gaunasi, priimsim toj Panevėžio klubą, faktiškai 3 nariai iš Panevėžio federacijoje. Ir, asociacija Arūno, tada Laurino įsteigta disgolfas visiems, ar kaip vadinasi, ar ne? Ir aš galvoju, ir vienas, ir kitas buvo tokie be tokių klubo narysčių formalių, ten virtuali tokia metrikse, ten narystė kažkokia egzistuoja. Tai klausimas, gal man tu ar planuojat kažkaip tai truputį labiau formalizuoti tą savo klubo narių priėmimą ir, tokį palaikymą arba, nežinau, netgi gal ir su klubo nario mokesčiu, ko Panevėžy irgi nebuvo niekada. Su mokesčiu, nemokesčiu nesvarbu, bet tokį narystę padaryti kažkokią labiau formalizuotą, negu iki šiol buvo. Jo, tai yra, jau padarėm narystę, jeigu nori stoti į klubą, tai žaidėjai gali 2 būdais, sakykime, tai arba 1,2% paskiria klubui pajamų, tą gyventojų pajamų mokesčio dalį, arba 20 € mėtinis mokestis nario. Tai toks planas. Tai dabar jau vyksta, per nepilnai mėnesį, tai kol kas turim 20 žaidėjų prisijungusių prie klubo. Nes matau, metrikse jūs, atsiprašau, pasivadinot Pandisc Golf, taip? Taip, dėl to, kad Panevėžio disgolf. Jo, čia Panevėžio disgolfo klubas jau kaip ir yra metrikse, tai tiesiog, kad nesimaišyt, tiesiog Pandisc Golf. O kaip su kitom 2 organizacijom žadat draugauti, bendradarbiauti, ar nieko bendro? Taip, kaip sakant, dar per šį mėnesį laiko nespėjau susimastyti apie tai, bet draugausim, aišku, kad ten pyktis, kaip sakant, kiek čia to Panevėžio. Kiek čia tos Lietuva? Pyktis nereikėtų, nes man tai tave į valdybą delegavo Arūno visada su sporto asociacija, tai
nereikėtų susipykti, bet aišku, čia visai natūralus dalykas, tai aišku, įdomu, kaip Arūnui sekasi, nes mes jį seniai labai matėme ir tuo labiau Lauryną seniausiai matėm. Kaip tu nežinai, ta prasme, jie dabar aktyvus disc golfe, ar abu, ar vienas kitaip, gal tu kažką žinai apie juos? Retai tenka pamatyti disc golfo parke. Bet ta prasme, ką kitą veikia, nesupratau. Okay, bandysime juos irgi pagauti, bet, kaip ir norėjom, ta prasme, federacijos nariais gali būti bet kas, nėra kažkokio aktyvumo rodiklio, bet svarbiausia, kad valdyboje yra aktyvus nariai, tai tas yra svarbiausia. Ar dar turite kas nors Mantui klausimų? Jeigu klausimų neturit, tai, kaip ir minėjau, visi formalumai atlikti, tai mes tikrai galime pritarti, kad šis naujasis klubas taptų mūsų federacijos nariais. Jeigu aš gerai skaičiavau, tai mūsų jau būtų 14 narių, tai puiku. Gal važiuokit, pasieksim per kelias metus ir 20. Tai siūlau bendru pritarti sutarimu, ar kažkas prieštarauja. Niekas nėra prieš, kelia visi kumščius. Tai puiku, man tai sveikinam, tikrai tapote mūsų disc golfo disc golfo federacijos nariais. Tu, tai aišku, valdybų ir taip esi, tai niekas per daug nesikeičia, bet tiesiog jau irgi atnaujinsim informaciją svetainį ir tada jau bendrausim ir per klubą, jeigu reikės. Ir tada, aišku, lauksim aktyvaus etapo Panevėžy. Gerai, ačiū, kad priėmėt. Lauksime visus svečiuose rugsėjo 5-6. Gal ir anksčiau. Labai gerai. Jo, reikės atvažiuoti ir pasiteniruoti be abejo. Aišku, kaip ir minėjom, apie Panevėžio situaciją etapą truputį žinom, kad šiek tiek datos labai arti komandinio čempionato, bet vis tiek tie, kurie žinos, kad į komandinį čempionatą tikrai nesiruošia, galės iš karto visas jėgas atiduoti Panevėžį. Tai kitas klausimas, kadangi yra ir Mireta, aš kaip tik norėjau, kad Mireta dalyvautų irgi šito klausimo svarstymė dėl mažųjų parkų taurės 26 metų sezono. Visai puikiai iniciatyva ir kelis metus jau iš eilės visai gausus etapų skaičius, apie 10 etapų turėjom. Iš pat pradžių mes taip ir turėjom tokią mintį, kad tai būtų toksai laisvesnės formos tiek žaidėjams, tiek organizatoriams, laisvesnės formos toksai kaip turnyrėlis, sezonas toksai 10 etapų, tai dėl to kiekvieną etapą buvo galima ir starto mokestį nusistatyti, galima buvo ir nemokamai padaryti, prizus patiems reikėjo nupirkti, čia aš apie organizatorius kalbu ir taip toliau. Stengiamės be abejo, ką išlaikyti, tai kad būtų bent jau tie divizionai visose etapuose tokie patys, nes pernai bandėm truputį ir tą finalinėme etape apdovanoti ir tuos sezono geriausius arba aktyviausius žaidėjus. Tai Mireta po sezono prašė manęs, kad mes truputį šiais metais labiau įformintume šitą turnyrą. Tai aš irgi galvoju, kad mes turbūt galėsime reglamentą kažkokį paruošti ir turbūt pasitarsim, kaip darysim, ar mes paleidžiame kažkokią tai irgi registraciją organizuoti šitos etapus visiems norintiems, ar darom kažkokią atranką ir taip toliau. Tai laukiu jūsų minčių, ką galvojat, gal Mireta irgi, jeigu esi, tai irgi pasidalink savo mintimis, kaip sekėsi pabaigti praeitą sezoną ir kokios tavo mintis apie šios metus. Tai sveiki, ko dar? Mačiau, nesveikinam. Tai jo, mes organizavom paskutinį etapą ir jisai praėjo, manau, labai sklandžiai, nes ir Jonavos visa savivaldybė prisijungė ir galėjom su visais dalyviais kartu dalyvauti kaip ir sporto šventėje, kuri jungia bendrą Lietuvos kaip ir sostinė buvo tuo metu Jonavoje. Sportą, tai smagiai sudalyvavom. Ir dėl ko kilo mintis, galbūt dėl šitogi nuostatų, tai dėl to, kad daug klausimų buvo iš pradžių, ar reikia startinio, ar nereikia, kiek tai turi vykti, 2 ratai, 3, 4, tokie klausimai buvo. Tada, kaip pas mumis parkas yra miesto, tai man miestui, kad galėtų vykti turnyras, reikia teikti prašymą, o prašymas turi kartu eiti su reglamentu, tai reikėjo man pačiai ten tiesiog, tokį kaip šabloną padaryti nuostatų, tai tiesiog tada jau viską susitarėm su Mykolu.
tada jau ir pateikiau tos kaip ir nuostatus minimalius, nes kitaip turnyras kaip ir negalėjo vykti be jų, nes ten leidimus duoda ir panašiai. Tai tik dėl to man kažkaip kilo ta idėja, kad galbūt šiais metais galima jau būtų ir apsibrėžti tai, nes dalyvių skaičius aktyvus, parkų daug, tai būtų smagu gal ir įformint jį kaip ir normalų rimtą turnyrą, o tokį kaip etapų suktinuką. Jo, aš irgi pritariu tą idėją, kad būtent netgi ir turbūt ir galima ir nustatyti, kad tarkim kažkokius minimalus mokestis visuose būtų, kad būtų visi organizatoriai tikri, kad tikrai gaus šiek tiek bent jau dovanojimams tų lėšų. Tik aišku, mums reikia sutarti, kuo čia gali prisidėti federacija, be to pačio organizavimo ir, tarkim, reklamos, ar mes galime jau šiais metais, tarkim, skirti kažkokį finansavimą tiems didiesiams apdovanojimams, jeigu jau, tarkim, taurės sezoną darome visą, tai tada turbūt gražu būtų ir taurės nugalėtojus, viso sezono nugalėtojus apdovanoti ir taip toliau. Tai čia tokie, dabar nebūtinai to nuspręsti, bet tiesiog visiems pagalvojimui ir tada turbūt reglamento vis tiek tekstą reikia padėlioti elektroniniu paštu, kad visi galėtų pasižiūrėti, išsakyti savo mintis. Matau, kad praeitą sezoną mes pradėjome gegužės 3 Kulautuvoje ir baigėme spalį. Tai, kaip ir matot, sezonas tikrai ilgas, bet mes dar, manau, kad porą mėnesių tikrai turime tam, bet vis tiek, kuo anksčiau paskelbsime, tuo galėsime daugiau sulaukti tų pačių norinčių organizuoti ir pasiplanuoti, nes tikrai nėra taip lengva su 10 organizatorių suplanuoti tas datas. Čia turbūt gal sunkiausias klausimas vien dėl to, kad mūsų pakankamai sezonas daug turnyrų, stengiamės dar su kitais turnyrais derinti, tai irgi tas dabar bus užduotis rimta. Tai ar turit kažkokių kitokių pasiūlymų kiti? Čia, kaip ir minėjau, dabar nėra privaloma, bet vis tiek išsakykit savo mintis, taip, Skirmantai. Galvoju, būtų gerai susitarti ar pasisiūlyti, kas būtų kuratoriai šito mažųjų taurių, ne? Mykolai liktų būdavai tradiciškai, negali 2 žmonės būti, kad būtų aiškus pagrindiniai žmonės, nes dabar kalbam apie gan konkrečius dalykus, kaip reglamento surašymą, tai jeigu visi truputį pagalvosim, gali atsitikti, kad nieks rimtai nepagalvosim ir nieks nieko neparašys, bet jeigu pasiskirstam, kad yra 2 pagrindiniai ar 1, tada visiems daug aiškiau ir reikalas nenuguls užmarštin. Labai geras pasiūlymas. Jo, aš tai iki šiol pačią tą idėją tai Darius pradėjo, paskui perdavė, kaip sakant, taip netiesiogiai federacijai, tada jau aš ėmiausi, kad nesustotų ta mintis, nes šiaip tai galima dar užsiminti, kad labai daug populiarumo sulaukė šitas mažųjų parko taurės, būtent visas sezonas ir visi etapai būtent iš tų vyresnių žaidėjų, nes jie tikrai aktyvus, važiuoja iš įvairių miestų ir tikrai daugiausiai dalyvių praktiškai būna iš tų vyresnių žaidėjų, kurie gal nedrįsta dalyvauti įprastose taurėse, tai kaip sakant, žaidėjų populiarumo tikrai sulaukė šitas dalykas. O kalbant apie administravimą, tai nežinau, Mireta, ar tu turi laiko, galime ir dviese šį sezoną paimti, tu man padėsi, kiek reikės, aš kiek galėsiu tau padėsiu ir taip toliau. Mes čia dar pasitarsime, žiūrint, kaip čia dabar, kadangi sezono finalas buvo Jonavoje, tai daugiausiai dėmesio ir skiriam Miretai ir tai visam finalui, nes vis tiek ir miesto šventės metu vyko, tai ten tikrai turėjo ką veikti Mireta. Tai Mireta, kaip tavo šio sezono užimtumas, ar turėtum laiko prisidėti? Šiaip sezono užimtumas, tai kaip visada daug turnyrų ir panašiai, bet aš manau, galėtume atrasti, nes vis tiek norisi padaryti gerą turnyrą, nes tikrai, kaip ir minėjot, populiarumas didelis, parkų daug mažų turim, tai manau, galim kartu. Jo, kas smagu, kad čia nebūtina, kaip sakant, kaip organizatoriams čia, ar man, ar kitiems valdybos nariams būtent važiuoti į kokį tolimą etapą ir ten dalyvauti. Ta prasme, kaip žaidėjai, tai be abejo, kad labai raginam dalyvauti, bet šiaip tai nėra tokios atsakomybės, kad būtinai ten kaip organizatoriai važiuoti. Praeitą sezoną šiaip pasisekė praktiškai visuose etapuose, gal tik Skaudvilės etape jis kažkaip praėjo likti be mūsų, bet šiaip tai visuose etapuose bent jau kažkas iš valdybos narių tikrai dalyvavo ir padėjo su ta Metrikso registracija tiems organizatoriams ir bendrai viską pravedė, tai tikrai
tikrai čia, kaip sakant, valdybos prisidėjimas svarbus, tai jeigu tik tais galėsit, tas pats Panevėžys, jeigu turi mažesnę kažkokią versiją, tai automatiškai man tu irgi bus puikiai proga pakviesti visus į Panevėžį ar kažkur šalia aplinkui. Tai tikrai raginu ir visus federacijos valdybos narius irgi prisidėti, kuo tik galit. Tai o be kitų dalykų dar turbūt pasikalbėsim. Tai jeigu papildomų pasiūlymų klausimų neturi, tai čia šitas klausimas nereikalauja kažkokio tai balsavimo, tiesiog bendrai, kad mes irgi sužinotume, kad tą darysime ir kad visuomenė taip pat lauktų, nes žinau, kad tikrai yra žmonių, kurie šito turnyro ir šito laukia. Dabar dar kitas dalykas, čia Darius buvo iškėlęs šitą mintį, kaip PDG koordinatorius pastebėjo, kad šiais metais PDG moterų pasaulinis turnyras, eventas vyks gegužės 15-25 visam pasaulyje ir kaip tik sutampa, kad gegužės 16-17 mes turime Domeikavos antrąjį etapą taurės Domeikavoje. Nežinau, kiek Raimondas bendravo su Karoliu, Karolis dar irgi to nežino, to mūsų pasiūlymo, tai tiesiog toksai noras iškelti pasiūlymą būtent organizatoriams, tiek Raimondui, tiek Karoliui prisijungti prie šito turnyro. Ką Raimondai galvoja apie tai? Viskas gerai, šnekėjau aš su Karoliu. Girdit, ne? Tai tiek, girdim. Sakau, viskas gerai, šnekėjau. Nes ten turbūt, spėju, kad ten kažkokio darbo nėra, ten turbūt tik internete reikia užsiregistruoti PDG puslapį, kad tą darysite. Jo, ten keletą raidžių dadėti prie pavadinimo, ten dar kažko yra, ten tokių, nesvarbu, viskas gerai. Labai gerai, tai puiku, kad su Karoliu sustarsit, nes ten turbūt dar kažkokių gal ir diskų atveš į Lietuvą, tai prizams bus papildomai. Tai puiku. Ten, Mykolai, kiek aš skaičiau dabar, tai šiemet jie padarė, kad nėra ten to player packo, kurį ten reikėdavo pirkti. Žodžiu, man atrodo, kad ten viskas dar paprasčiau padaryta, kad būtų mažiau barjerų dalyvauti ten turnyrų direktoriam. Matau, kaip tik skaitau informaciją, kad jo nebus. Ten vos netipo pats ten gali daryti, ten, jeigu nori. Bent jau matau, kad vasarį paleis naują logotipą, kurį bus galima naudoti. Tai bent jau logotipą pareklamuosim. Tai puiku, tai viskas tvarkoj, dar bus įvairesnis taurės etapas Domeikavoj, visai smagu. Ir tada paskutinis mūsų klausimas, jeigu dar papildomų neturėsit, kaip ir minėjau, čia labai smagiai mes ir greitai produktyviai dirbam, iki 7 gal ir baigsim. Tai Darius čia, kadangi labiau turi naujienų apie pasaulio discgolfo komandinį čempionatą Lietuvoje, ir jis taip pat iškėlė mums klausimą, kaip mes darysime su rinktinės atranka ir taip toliau. Tai gal Dariau, tada aš tau perduodu žodį, truputį pristatyk mintį. Jo, tai aš gal pristatysiu trumpai mintį. Beje, visi, jeigu nori ten sekti naujienas ir ko nepasidalina Mykolas Discgolf LT puslapyje yra tokį parašęs turnyro aprašymą, būtent pasaulio čempionato, tai ten kartais ir atsinaujina informacija, tai ten ir šalių sąrašai, pavyzdžiui, atnaujinti šiandien yra tų, kurios jau yra patvirtintos. Tai kaip žinom, pirmą kartą čia bus masterių atskirai rinktinės, tai jau dabar yra 28 patvirtintos Openo ir 19 berods masterių, tai dar tikėtina ten po kelias rinktinės prisidės, žodžiu, bus labai daug čia veiksmo. Tai bet mano klausimas dabar mums yra, tai kad mums reikia pradėti galvoti jau apie Lietuvos rinktinės, tai mes jas užregistravom ir masterių, ir Openo, bet užregistravom tiesiog tiek, kad užregistravom. Tai aš dabar rašiau, tai ta prasme sudėtis Openo bus, žaidžia 4 vaikinai ir 2 merginos ir gali būti iki 12 žmonių komanda, iš viso su atsarginiais. Ir masterių sudėtis yra 3 MP40, 1 MP50 ir 2 moteris FP40. Tai vėl 6 žaidžia, gali būti 12. Tai mums pamastymui, tai vienas dalykas, mes šiai dienai tą turim sistemą atrankos žaidėjų ar ne, tai yra pagal reitingus, tai aš ten atsiunčiau lentelę, pasidalinti gal ekraną aš ją turiu atsidaręs, jeigu tai nors kažkiek svarbu, pabandysiu, jeigu čia. Matom.
matot, ar ne? Nu, tai va, tai čia šitą sąrašas tų toksai, nu, pagal reitingus tiesiog toks išplėstinis dabar, ar ne? Šiuo momentu, tai manau, kad mums reikia, nu, kažkokių sprendimų, čia nebūtinai dabar ir šiandien, bet apdiskutuoti ir sutarti. Tai yra, ar mes paliekam tiesiog atrankos tą sistemą taip, kaip yra. Čia buvo tų idėjų, kad gal tenai, nu, taurės laimėtojų nepaskirsim, ar ne, bet gal ten Lietuvos čempionui vietą komandoje paskirti ir taip toliau. Kol kas neaišku iš VFDF-o, kada bus, tarkim, jau reikalaujama komandos sudėties su pavardėm. Tai nu, tikėtina, kad tai gali būti pakankamai vėlai. Čia kitas klausimas yra irgi, tarkim, sudarant tą komandą, nu, pagalvoti, kiek mes norim patys tempti ir kuo vėliau ją sudaryti, ar ne. Tai aišku, čia niekur važiuoti nereikia, kelionės planų gal didelių nereikia, bet kuriuo atveju, nu, tai čia vis tiek tiem žaidėjams savaitės reikia atostogų, nes nu, čempionatas prasidės jau išsitempė 5 dienas dėl tokio didelio skaičiaus komandų, tai realiai varžybos prasidės jau varžybos antradienį ir baigsis šeštadienį. Tai va, tai bet kuriuo atveju žaidėjam planuoti laiką savo reikės. Tai čia yra tie klausimai tokie. Atranka žaidėjų, nu, ar tik pagal reitingą, ar mes čia kažkokias dar papildomus dalykus, kaip pavyzdžiui Lietuvos čempionai, ar ne, patenka į komandą, tai Lietuvos čempionus mes žinosim rugpjūčio 9, tai čia dar, nu, mėnuo iki čempionato, aiškiai šito. Turbūt techniškai tai bus įmanoma. Jeigu mes nuspręsim, kad taip norim padaryti, tai galim taip ir padaryti. Ir kitas klausimas yra komandų sudėti, tai yra dydį. Kaip ir rašiau, aišku, Mykolas patikslino tą, kad kiekvieno žaidėjo registracija mums $150 kainuoja. Aišku, kaip ir sakom, čia sutaupom daug pinigų, nes niekur važiuoti nereikia, nei Australija. Tai turbūt mes galim sau leisti norėdami, jeigu matom, kad tai yra tikslinga, turbūt ir po 12 žmonių ten tas komandas užregistruoti. Kitas dalykas, mums reikėtų, nu, turbūt irgi čia kažką apsitarus, kažkam imtis, paprastai aš tą darydavau iki šiol, tuos žaidėjus jau potencialius pakalbinti, kad įsivaizduoti jau tos galimus žmonės, nes, nu, čia aš dabar sąrašas yra pagal reitingus, bet nežinom žmonių tikslų, planų, galbūt kažkas, nežinau, iš vis nebežais disc golfo, pavyzdžiui, arba kažkas tenai, nu, pavyzdžiui, kaip čia sąraše yra Modestas Kižauskas, ar ne, tai čia į sąraše pagal reitingą, bet jisai pagal kriterijus ten neatitiktų, nes jisai nežaidė nei vieno turnyro turbūt pernai. Tai vėl, žinai, ar tokie va žaidėjai planuoja, neplanuoja žaisti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ir čia tas sąrašas gal irgi čia jis gal ir per trumpas dar, nu, kai prakalbėti, nu, aptarti su žmonėm ir bent jau iš jų išgirsti intenciją, kad jie tikrai norėtų būti rinktinėje, jeigu ją patektų, ar ne, ir tada jau būtų aišku, kokie tie galimi kandidatai, ar ne. Ir čia turim dar gal klausimų, pavyzdžiui, čia sąrašą matau ir Nadežda Memilova patenka, kuri turbūt yra ne Lietuvos pilietė, bet reikėtų dar pasitikslinti, greičiausia pagal apibrėžimą jinai galėtų atstovauti Lietuvą, nes kiek atsimenu, ten taisyklė būdavo, kad turi gyventi šalyje bent 2 metus. Tai va. Ir dar čia aš sužymėjau, va čia, kur ekrane matosi, kur prie Openo rinktinių, tai žaliai pažymėti tie, kurie yra masterių amžiaus. Tai vėl pagal apibrėžimą dabar VFDF jau sudėliojo, kad masteris, tas pats žmogus, tarkim, gali žaisti čempionate, gali žaisti ir už masterius, ir už Openą, jeigu, nu, rinktinė nuspręstų, kad taip nori, tik ten bus apribojimai. Tarkime, tas pats žaidėjas negalės žaisti dviejų mačų vieno po kito, nes greičiausiai, kad bus formatas, kad žais Openas, paskui masteriai, vėl Openas, vėl masteriai, tai jie nepersidengs laike. Bet ten bus tokio apribojimų, kad, pavyzdžiui, nu, nežinau, paimkim kaip Pošių, kaip pavyzdį, jisai žaidžia už Openą, tai jis negali iš karto žaisti už masterių sekančio mačo, tarsi, kuris yra tiesiai po to. Nu, tai va tokių. Tai čia irgi taip ilgai daug negalvojant atrodytų, kad būtų sveikiau turėti atskiras rinktinės, atskirai masterių ir atskirai Open. Ir dar apie tos pačius atsarginius galvojant, jeigu ten 12 žmonių, tai pavyzdžiui, po kiek atsarginių, ne? Tai tarkime, jeigu yra
ten Openo rinktinė, tai 2 moteris žaidžia 4 vyrai, tai gal sudėtis būtų turbūt logiška 8 vyrai ir 4 moteris, ar ne? Tai antra tiek. Ir ten jau tokių komandos valdymo bus tada klausimų irgi, kas daro sprendimus, kas žaidžia, tai iki šiol vis darydavo kapitonas. Kai mes turėjom keitimų, tai čia nedaug tų ir čempionatų, turbūt Kroatijoje gal, kur mes buvom, vėlgi mes buvom 9 ten į 6 vietas, bet mes buvom iškart visi komandoje sutarę, kad Gabrielius yra kapitonas ir Gabrielius kiekvienam varžybom pasako sudėtį ir niekas ten nesiginčia ir neprieštarauja. Buvo ten atskirų atvejų, kai kažkam Gabrielius sakė žaisk, o sakė aš perkaitau ir galvas skauda ir šitą gal galiu nežaisti. Tai aišku, ten tokie sutarimai vyksta. Bet tai čia tokie, logistiniai klausimai. Šitą kažkas Kažkas bando skambinti? Man kažkas labai intensyviai skambina, gal aš padarysiu pertrauką, atsiliepsiu, nes 5 kartą skambina nepažįstamas numeris, arba pinigų pasiūlys. Neduok pinigų tik tais jo. Jo, gerai, aš toj grįšiu. Kol Darius bando atsiliepti, tai dar patikslinsiu, kad mes tą pagal mūsų rinktinių sudarimo reglamentą, tai esam nusimatę, kad sąrašas tvirtinamas likus 3 mėnesiams iki turnyro starto, bet valdyba gali šitą sprendimą pakeisti, bet tą turime priimti iki kovo 1. Ta prasme, iki kovo 1 turime pranešti, jeigu rinktinė nebus sudaroma 3 mėnesiams, o vėliau. Tai šiuo atveju, jeigu matom, kad norima bus Lietuvos čempionato dalyvius, pavyzdžiui, apdovanoti, tai turbūt reikia tą jau pranešti mums iki kovo 1 tokį mūsų planą. Tu dar jau grįžai jau? Jo, grįžau jau. Gerai. Tai aš tik priminiau, kad, matai, gal girdėjai, kad mūsų reglamentas nustato, kad 3 mėnesius iki turnyro starto, bet galime pakeisti šitą sprendimą, jeigu pranešime viešai iki kovo 1. Tai kaip tik per šį mėnesį. Tai mes tada reiškia turim padaryti sprendimą irgi jo. Jo, aišku, aš sakau, aš čia bandžiau iš VFDF dar klausti, bet kol kas tenai tikrai niekas nežino ir neturi sprendimo, kada prašys tų pavardžių. Prasme, tai į ką mes galėtumėm atsiremti, žinai, kad yra kažkokia data. Lygiai tas pats dar mačiau dabar antram biuletenį, vis dar nėra informacijos, pavyzdžiui, apie konkretų formatą. Jisai turbūt bus tik tais tada, kai bus jau aišku visos komandos. Tai... Jo, tai jisai, manau, kad jisai atsiras tik tai tada, kai bus komandų skaičius. Ir tai ten, žinant iš praktikos, ten vis dar būna, kad ten, žinai, vos ne iki paskutinio mėnesio, ten dar staiga kažkokių komandų svyruojančių atsiranda, kur kažkas ten tai ten taip paprastai būdavo tas, kad formatas jau galutinis pakankamai vėlai. Bet bent jau dabar yra aišku, kad yra patvirtintas dienos, tai kad žaidžiam nuo antradienio iki šeštadienio 5 dienas, tai reiškia treniruočių, aišku, mums šis treniruotėm paprasčiau galbūt iš dalies, kad galėsim treniruotis ir anksčiau, aišku, laikinas parkas vėlgi. Klausimas, kada mes galėsim treniruotis ir kada turėsim paruoštą, tai pučkorius galim šlifuoti jau nuo dabar. Ta prasme, ir šlifuojam tiksliau. Tai sakau, tai čia yra tokia eilė klausimų, tai aš nežinau dabar, čia kažkaip juos susistruktūruoti ir daryti sprendimus dabar, kažkada, gal atskiram posėdį, gal e-mailais padiskutuoti, aptarti ir ten sudėliotas. Dar matau, kad Skirmantas turės vieną klausimą, tai užsirašysim ir Skirmanto klausimą. Taip, Skirmantas. Ja, aš tik galvoju, čempionatas ilgas, žmonės atostogas turi planuotis, tai kuo nereikia uždelsti su rinktinės sąrašą sudarimo. Čia sporto prasme gal geriau kuo vėliau ir ten užtikrintumas didesnis, mažai kas atsitinka, bet kiek dabar 3 mėnesiai yra numatyta pagal tvarką, tai būtų, čia yra rugsėjais, tai būtų... Birželio vidurys, kažkaip. Birželio vidurys. Birželio net pradžia. Kai kuriems žmonėms atostogas iš viso be galo anksti tenka pasakyti darbdaviam, tai gal prie to neprisitaikysim, bet reikia ir tą momentą įvertinti, kad žmonėms reikia anksti žinot. Tai aš net nežinau, gal
Aš iš dalies, žinai, dėl to ir sakau, kad net ir su tais žmonėm reikia dabar kalbėti, su tais bent jau, žinai, lyderiais reitingų, ar ne? Nu, tai čia radikaliai neapsivers, nedings šitie žmonės iš sąrašo, žinai. Čia vienas, kitas, trečias gali kažkur pasistumti, nesvarbu, kada mes tą sprendimą darysim. Tai tiesiog, žinai, ir žinant, pavyzdžiui, kad, mes ten, tarkime, rinktinę tokią ir tokią, pavyzdžiui, planuojam, kad norim turėti po 12 žmonių, ar ne, pavyzdžiui, tarkime, tai, arba ten, nežinau, Openo 12, gal Masterių mažesnė, nežinau, tu prasė tokį sprendimą turint, tai, žinai, tai paėmė, ten kokį Pošių, Žukauską, Mindaugą Lyką, žinai, ir sakai, jūs faškai, greičiausiai beveik garantuotai esat rinktiniai, žinai, ta prasme, tai tiesiog ką jūs galvojat, žinai, ir, jeigu tau reikia atostogų, tai tu net ir nepatvirtintas toj rinktiniai, beveik gali derinti tas atostogas ir, jeigu tu planuoji žaisti ir neplanuoji čia nusiristi, žinai, su savo reitingu iš esmės, tai ko gero ir būsi toj rinktiniai, žinai, tai va dėl to, o galbūt, žinai, kažkas iš tų žmonių pasakys jau, kad jie dabar žino, kad, pavyzdžiui, jie neturi jokių šansų ir jie negalės dalyvauti, ta prasme. Tai vėl tada reikia, žinai, tai va tą, žinai, nes, čia, tarkim, irgi sąraše, pavyzdžiui, aš jau iš karto raudonai įdėjau save, tada, žinai, jeigu mes būsim tarp organizatorių, tai nesvarbu, kad mes tenai tarp MP50, žinai, būsim, pavyzdžiui, reitingo lyderiai, tai mes nebūsim rinktiniai, žinai, tai nežaisim, ta prasme, tai. Kitaip tariant, galim ir tą terminą stumt truputį, ne, tokį galutinę. Terminą turbūt galim stumti. Jeigu neformaliai visi jau ruošiasi ir šiek tiek jau tokie mintise. Aš dar turėjau mintį tokią, kadangi čia vėlgi nėra išvykos, čia vėl, aišku, reikėtų žiūrėti ten į tos finansus ir taip toliau ir galimybės. Man tokia mintis buvo, jeigu turėti netgi rinktinę arba netgi kažkokią išplėstinę rinktinę ir, pavyzdžiui, padaryti rinktiniai kažkokį tai, kad yra apmokėta, kad ir nedidelė kažkokia savaitgalio ar kažko, pavyzdžiui, tokia kaip treniruočių stovykla, žinai. Arba netgi gal, nežinau, pagalvoti apie formatą ir su tais pačiais žaidėjais pasitarus, žinai, kažkokį, žinai, bendras rinktinės narių treniruotė, žinai. Čia ne tik tai, žinai, būtų, kad kaip ir disc golfo skillsų, žinai, atidirbimas, bet netgi ta prasme komandos, žinai, tarpusavio supratimo, žinai, vėlgi yra, žinai, dvejetų žaidimai, poromis, ta prasme, netgi atsišlifavimai tokių dalykų. Kartais yra, žinai, kur nežinau, netgi per tokius kažkokius bendrus pažaidimus, aišku, čia mes lyg ir pažįstam vieni kitą, žinai, bet tu gali net atšlifuoti kažkokias, žinai, poras, kad kažkas vienas su kitu, žinai, poromis gali geriau žaisti, o kažkas su kažkuo mažiau limpa, žinai, ir mažiau, tarkim, atneša naudos vienas kito žaidimų, žinai, ta prasme, tokių dalykų, žinai, tai va čia, ir netgi apie tokius formatus galima pagalvoti. Vėlgi tą gali daryti nebūtinai galutinė rinktinė sudėtis, o gali netgi būti kažkoks didesnis išplėstinis rinktinės kandidatų sąrašas toj stovyklai dalyvauti. Tai why not? O šitą dar dariau, koks čia krūvis, reikia daug atsarginių? Tai matai, dėl krūvio, vėl tai aišku priklausys nuo formato. Žinai, man truputėlį ten plaukai šiaušiasi iš tiesų nuo šito, tarsi kiekio komandų ir galvojant, kaip jas reikės sutalpinti į 2 parkus, tai atrodo, kuo daugiau komandų, to mažiau krūvio turėtų būti, nes tiesiog netilps varžybos į laiką, žinai. Tai ten, manau, kad tas dar irgi biški bus diskusija arčiau jau, kai tas formatas dėliosis. Aš kiek suprantu, taip kaip mes žaisdavom, kad būdavo grupės varžybos po 9 krepšius, o paskui pereinama ten jau į 18 krepšių, tai čia gali dar atsirasti toksai tarpinis variantas, kad, tarkim, grupės varžybos po 9, paskui kažkokie preliminarūs dar etapai vyksta ten po kokių 12-13 krepšių, ir paskui tik tai kažkokiam vėlesniam play-offo etape pereinama 18. Tai reiškia, kad varžybų įvyktų daugiau, bet jos būtų tokios biškiai labiau suspaustos laike. Tai tas krūvis neaiškus, nes galvojant apie 12 žmonių komandą, tai aš irgi tą rašiau, man atrodo, kad čia gali turėti situaciją, kad, būdamas ten 7-8 numerių Openo rinktiniai, tu turi galbūt susitaikęs, kaip Kašio rinktiniai išvažiuoja ir kažkas ant sodo prasėdi, kad tu gali būti rinktiniai ir negauti žaisti, žinai. Mes kai buvom 9 Kroatijoje ir turėjom kiekvieną, ten buvo masteriai, moterys ir Openas, kiekvienam divizionė turėjom po vieną keitimą. Tai mes buvom taip daugiau, mažiau prieš jau čiampą sutarę, žinai, kad mes, kad Gabrielius irgi darys sprendimus, bet jisai daugiau mažiau bandys paskirstyti, kad, kiekvienas panašiai gautų pažaisti. Tai tarkime, aišku, jeigu mes su Miroslavu ten buvo masteriai dviese, tai mes, realiai keitėmės 50-50, žinai. Openas, kur žaidė ten 3
o buvo tik tai 4, tai jie žaidė 75% žinai laiko. Nu, tai, ta prasme, pagal divizioną skirtingai gavosi, žinai, bet mes žinojom važiuodami, kad mes su Mirka žaisim daugmaž per pusę, ten merginos 3 į 2 vietas ir taip toliau, žinai. Tai va, bet aišku, jeigu jau bus 8 į 4 vietas, tai sprendimai gali priklausyti, žinai, ir prieš ką tu žaisi, ir kokius tu tikslus kelsi savo, žinai. Tai sakau, tai čia gali būti ir netgi tas, kad žiūrėk, tu patekai į rinktinę, bet, jeigu negausi nei vienų pažaisti varžybų, tai nepykš. Man kažkaip 8 gal visai daug skamba, nežinau, iš pirmo tokio įspūdžio. 2 daugiau. O tiesa, kiek kainuoja tie atsarginiai? 150 vienas dalyvis, vienas žmogus. $150. Tai biški mažiau eurų. Ai, ten buvo kažkokie nežaidžiantis, tai tie, kurie net nėra atsarginiai. Jo, čia yra kedžiai visokie ten ir registruoti komandos nariai. Miroslavas, matau, ranką kelia. Mireta. Ai, Miretas. Aš matau ir Miroslavas. Panašiai. Tai sakyk, Miroslavo nuomonę. Jo, tai aš dėl šitogi, kad didesnis komandų žaidėjų skaičius, tai labai svarbu būtų, nes žaidžiau, man atrodo, gal 4 ar 3 pasaulio tuose komandiniuose čempionatuose ir tas Kroatijos variantas, kada buvo mūsų 3, tai buvo geriausias formatas, nes galbūt net ir dar net galėtų būti, kaip ir svarstam, tos didesnės komandas rinkti su atsarginiais. Tai buvo tiesiog labai svarbu, nes nežinai, kas gali atsitikti, gali būti trauma, gali būti tiesiog, kaip ir buvo Kroatijai, ten žaidėm ant 37 karščio, tai tu tiesiog fiziškai negali žaisti ant tiek mačų. Tai tie keitimai tai tikrai gelbėjo ir tiesiog pailsi. Mireta, visi atsimenam tavo, Gabrai, galiu nežaisti. Jo, ten buvo labai ir emociškai, ir karščio išsekintas ratas, tai čia tiesiog labai reikėtų ir, kaip sakot, kad per daug, tai tikrai jau geriau juos turėti, tuos žaidėjus. Tai aš tai irgi, ta prasme, jeigu, žinai, suskaičiuojam, kad mes galim sau leisti, aš tai palaikyčiau tą didesnę rinktinę, nes, ir kiekvienam turbūt, taip, aišku, su kiekvienu žaidėju ten tos išlaidos bus kažkokios ten aprangos, dar kažkas, tai susijusios, bet manau, kad gal mes tos finansus kažkaip suvaldysim. Tai ir visiems žaidėjams, žinai, motivacija patekimo į rinktinę ir buvimo rinktinėje, manau, irgi prideda, ta prasme, tą patirti, žinai, kad ir Lietuvoje, Vilniuje, žinai, ta prasme, ypatingai, žinai, kad tai yra žymiai lengviau to žmonės į komandą pakviesti, negu, žinai, ten į Australiją 12 išvežti, žinai. Tai čia turbūt taip, kiek ir matėm, žiūrint į kitus čempus, tai šeimininkai, man atrodo, daugiau mažiau visą laiką turi tą didžiausią rinktinę galimą, žinai. Jo, dar truputį pridursiu ir galbūt, kai dėliosimės, kas kur žais, kuriuose vietose, tai irgi galbūt vienas bus stipresnis miškingoj pusėje, kitas atviruose laukuose, tai irgi taip galima strateguoti, turint tą didesnį skaičių žaidėjų. Jo, yra tų niuansų, teisingai, žinai, atviristam, ten uždarystam, ten, dešiniarankė, kairiarankė, visokių yra niuansiukų tą komandą, būtent sudėti, dedant konkrečiam varžybom, žinai, ta prasme, tai ir galiausiai, žiūrint netgi į reitingus, mes pakankamai daug tų gana lygiaverčių žaidėjų turim, žinai, ta prasme. Pažiūrėjau dabar į Openo šito sąrašo visą viršų, gal visai, taip sakant, geras sąrašas, kad didžioji dalis žaidėjų iš Pučkorių, kaip namų parką. Tai čia toks. Aišku, gali tik tai papildomą spaudimą būti, žinai, kad privalai performinti savo parkę. Jo, aš tik tais grįžtu prie pirmo klausimo, taip, man tai tada dar priminsiu ir tada tu galėsi užduoti klausimą. Dėl, ar mes iki kovo 1 kažkokius turim pakeitimus daryti, turiminį, ar Lietuvos čempionato nugalėtojai dar ta tema lieka, šitą idėją, nes mes turim tada patvirtinti iki kovo 1 pranešti. Negirdėjau kitų nuomonės, ar palaikytume tokią mintį, kad Lietuvos, nes Skirmanto nuomonė, aš supratau, kad truputį nevėlinti iki tenais pačio čempionato. Kaip jūs galvojat?
Kamerė tam keli ranką, prašau. Aš galvoju, kad reikėtų kažkaip apdovanoti, kažkaip nusipelnusius, galima net būt labiau pasvarstyti tokį dalyką, kad kai pavyzdžiui vyksta tie mūsų taurės turnyrai, kad irgi, tarkim, kažkokia taškų sistema, pavyzdžiui, kad pirma vieta ten atneša kažkiek taškų, antra vieta kažkiek ir trečia. Ir tie taškai sumuotųsi galbūt prie reitingo, tarkim. Tiesiog, kad irgi būtų motyvacija viso sezono metu žaidėjams stengtis ir gerai pasirodyti ir patekti. Tai galbūt tada ir nepaliktume tos idėjos, kad taurės būtent irgi nugalėtojus apdovanoti tokiu kvietimu. Tai čia kažkokia pagalvoti, aišku, pasitarti, kad galbūt įmanoma būtų kokią būtent taškų sistemą tą sukurti. Čia pasvarstymai irgi. Aš tik priminsiu, kad mes spėjom tik tais 4 etapus padaryti iki rugpjūčio ir paskui 5 Panevėžy prieš pat. Tai čia reiškia tik iš 4 etapų. Jo, bet galbūt, pavyzdžiui, įtraukti tik tai tuos PDG C, gal, nežinau, net būtų įdomu įtraukti ir užsienio turnyrus, nes jie irgi vyksta ir irgi atneša. Taip, bet Mireta, žinai, mes šitą diskusiją apie tą, jau turėjom kažkada, žinai, kaip mes likom prie tų reitingų. Tai dalyvauji, žinai, visur ir keli savo reitingą. Tai ir tada patenki į rinktinę. Aš tai nesiūlau daryti kažkokių labai grandiozinių planų, nes primenu, kad mes tada per šitas 3 savaitės turėtume visą tą reglamentą perdaryti tada su visais šitais papildymais. Aš tai šitą žiūrėčiau, ta prasme, pavyzdžiui, turint tokią išplėstinę rinktinę, ar ne, netgi jeigu, tarkime, galvoti, kad ten birželio, pavyzdžiui, remintis birželio šitą reitingo update'ų, tenai darytum tą rinktinės, tarkim, gal nepilną sąrašą, gal kažkokią dalį rinktinės, galimos idėjos, žinai, kad palieki rezervuotą spotą Lietuvos čempionams, kurie bus tik tai rugpjūčio mėnesį, palieki, žinai, dar, žinai, tu net nepatekai dar, žinai, birželio mėnesį į rinktinę, bet, tapk Lietuvos čempioną rugpjūtį ir tu gausi garantuotą spotą. Tarkim, jisai šis nepaskirta vieta dar, žinai, rezervuota. Čia, aišku, mes turime visokių niuansų pagalvoti, žinai, ten aprangas dar reikės spėti pagaminti paskui, žinai. Tai kitas galimas būtų, tą taurę dar paskatinti, kaip sakei, 4 etapai, ar ne? Tai kada 4 etapas? Liepos 18-19. Tai tipo, taurės kiekvieno to diviziono lyderis, nežinau, po 4 etapų irgi patenka į rinktinį. Tipo. Bet tada kaip? Tai čia labai daug tų tokių vietų bet tai čia Lietuvos čempionato. Tai čia žinai, po 2 vietas gaunasi, bet jeigu dar iš kiekvieno diviziono, tai tai čia jau daug. Tai aš nežinau, ar tai būtina, aš čia dabar taip pat Skirmantas kelia gal kokią genialią idėją pasiūlys. Aš galvoju, per tą trumpą laiką vieną tą terminą galim ir patrumpinti, ne, jeigu visą šitaip jau paruošim ir neformaliai dėl atostogų tą pasiruošimą, tai jeigu dabar reglamente kiek, 3 mėnesiai, ne, galim čia kažkada subalsuoti ir e-mailais, tarkim, kad būtų 2 mėnesiai, pasižiūrim į kalendorių, kaip ten išeina, kurie ten reitingai ir tada aišku. Tik tais Pušinas jau tada iškrenta, bet čia gal kitas klausimas. Nes dėl taurės, tai čia svarbu, kad viešai paskelbti, kad žaidėjai žinotų, kad bus, ta prasme, reglamento pokyčiai tokie. Čia tik tas, kad iki kovo 1, kad sezono pradžioje jau žinotume ir žaidėjai, kaip bus iš tikrųjų. Taip, svarbu. Dabar dėl taurės suprantu, kad daug etapų bendras nugalėtojas čia yra gan svaru yra. Man truputį keistai skambėtų kažkokia pusė taurės ar panašiai, tai aš jau taurės gal iš vis neliesčiau. Jeigu kada mes nuspręstume, kad pernai metų taurės laimėtojas gauna kokią papildomą vietą, tada man geriau skambėtų. Ir čia gera mintis buvo išsakyta, kad gera proga, kai mes galim tokią išplėstinę rinktinę turėti, tada tikrai kaip ir negaila ir čempionai, Lietuvos čempionai tą vieną vietą rezervuoti. Jeigu nebūtų tų atsarginių
vietų kitais metais tai kažkaip skeptiškai žiūrėčiau. Siūlyčiau likti prie reitingų, nes vis dėlto ir paprasčiau, ir gal rezultatas vis dėlto geriausias. O dabar pagal tai, ką turim, jeigu siūlytume Lietuvos čempionus iš atitinkamų divizionų, tada taip. Dar iš kokių divizionų įdomu, nes kai kur MPO 4 atsarginiai, tai čia viskas aišku, MP 50, tai turim kiek vieną vietą ir vieną atsarginį, tai labai didelis svoris, nors gal ir okei. MPO čempionas. Tai aš tiesą sakant, nuoširdžiai aš manau, kad reitingų lyderiai, kurie pateks pagal reitingą į rinktinę ir čempionai greičiausiai sutaps. Dabar, kitaip sakant, aš manau, didžioji dalis čempionų, jeigu ne visi, bus anyway jau patekę rinktinį. Aš taip spėčiau. Čia labiau, aišku, tai būtų kaip ir šansas nepatekusiems, bet ar, žinai, jeigu mes įsivaizduojam 8 vietas Opene, tai kad čempionų taps kažkas ne iš top 8 reitingų, gali tapti, aišku, bet, Ne, su Openu viskas tvarkoja, aš dabar susimačiau apie kitus divizionus, tokius, kaip ten gali atsitikti. Šiemet tapo, pernai jo. Jo, tai vat man, bet turbūt, jeigu peržiūrėtumėm istoriją, gal, jeigu paimtum po top 8 tuo metu reitingus buvęs, gal Matas buvo šis pirmas, kuris tą padarė. Dar Mantas kėlė ranką prieš tai, tiksliau nekėlė, bet norėjo sakyti, Mantai, ar dar nori kažką paklausti, pasiūlyti? Jo, tai tiesiog, gal automatiškai tie, kurie net nėra atsinaujinę narystės, tai gal jie nebegalvoja žaisti net. Tai kur raudonai padaga narystė. Ne, čia metų pradžia, tai dabar dar daug žmonių neatsinaujinusi. Tai čia... Darius paskatins iškart prisiregistruos visi, atsinaujins. Ne, pavyzdžiui, aš šitos reitingus tai pažiūrėjau, matot, kur Laurynas yra, aš dabar išjungiau jau tą ekraną savo, bet ten klaustukas prie Laurino, nes ten yra toksai biški hekas. Aš ten moku pasižiūrėti PDG išsortintus pagal reitingą žaidėjus. Tai PDG ta prasme, nes PDG Laurino reitingą turi už kadro. Bet ir jie išsortina, bet jie nerodo reitingo, nes jis nėra aktyvus. Tai kitų aš čia, kur raudonį yra, nurašiau iš jų rating history, bet Laurinas ir pernai nebuvo. Jisai žaidė kažką tai, bet nebuvo atsinaujinęs narystės. Tai jo rating history rodo tik tai 24 metų kažkokį reitingą, bet jis yra visai netoks, koks jis dabar yra, žinai. Tik aš jo negalėjau surasti, koks jis yra, nes jo niekur nesimato, žinai. Bet jisai yra šitoj vietoj, jis yra tarp manęs ir Mindaugo liko kažkur. Bet jisai netitinka to reglamento punkto, kad jisai neturi tų ratų surinkęs kol kas. Ne, bet šitos ratus tai surinks per šiemet, žinai, žmonės, ta prasme. Tai čia realiai, žinai, aš dabar pažiūrėjau, žinai. Laurino reikia paklausti, aš tai jis labai senokai mačiau. Ne, tai čia visų reikia paklausti, tai, žinai, tas, kaip ir sakau, Modestas Kižauskas, žinai, irgi nežaidė pernai, žinai, tai jis čia sąraše yra, jis... Aš tai galvoju, ką mes dabar jau galėtume ir nuspręsti tikriausiai, ne, dėl dydžio, gal. Ar čia dar reiktų kito posėdžio, ar dabar kažką galim nuspręsti? Gal ir galim. Aš dabar dėl datų dar to pačiu, tai pažiūrėjau, birželio 9 yra reitingo update'as, arba Liepos 14. Tai jeigu čia į tuos mėnesius du žiūrint, žinai. Tai čia tie antras antradienis. Tai ta prasme, tas Liepos antras antradienis yra nusitempę į mėnesio vidurį. Ta prasme, tai realiai greičiausiai mes arba pagal vieną, arba pagal kitą, aš taip spėčiau. Galim pažiūrėti kalendorių, kas ten, koks turnyras ar lemia ar nelėmė dar. Jo, kas įsiskaičiuos, tarkim, iš lietuviškų. Tarp birželio ir Liepos. Tik Pučkoriai. Birželio 13 Pučkoriai, Liepos 19 Pušinas. Tarp jų nieko nėra. Švedija. Tai realiai tik tai Pučkoriai, iš lietuviškų, nes tada Pušino jau turbūt niekaip nebepateks, nes jau tada rugpjūčio update'o turėtum laukti. Tai abejočiau, kad tiek ilgai galėsim laukti. O Pučkoriai, žinai, visai būtų simboliška, kad Pučkorių parko reitingai... įtakotų rinktinės į Pučkorių sudarimą. Tai Taip, man tai keli dar ranką.
Jo, tai dar norėjau pasakyti, kad Laurynas, taigi praeitis metais, tai MPK, man atrodo, čempionų gi tapo. Čempionų tapo, jo, nu, tai O tai, kaip sakant, jam daug žaisti nereikia, jisai kaip sugeba mažai žaisdamas tapti čempionu. Tai ta prasme ir narystės jam nereikia. Ne, nu, gal narystės reikia. narystė, nu, tai bus privaloma, žinai. Ja, tai privaloma, ja. Čia jau neišsisuksina šitą, žinai. Tai. Matai, ten su ta rinktinė sudarimu, žinai, ten dar bus antidopingo tos išsilaikyti egzaminus visokius. Ta prasme, nu, ten yra reikalų, ten nariam šitą ten paskutinę minutę patekęs, ten gali, sakau, aprangos, antidopingai tenai. Nu, ir galiausiai gyvenimas Vilniuje irgi turės būti kažkoks, tai žinai. Čia. Jeigu ne Vilniečiai, tai nebūtinai čia norės. Ne, nu, tai federacija tada jau priims kaip nors. Nu, tai aš turiu omeny, kad nu, visą tą reikia, žinai, organizuoti vis tiek, žinai. Tai. Savo būstinę atrakinsim slaptą. Kad būstinė Elektrėnas. Elektrėnas savivaldybė. Tai tada tik tais, jo, truputį einant jau finišuojant, kaip ir Skirmantas sako, ar mes šiandien kažką galim bandyti nutart, ar mes paliekam iki kovo 1 tą sprendimą tokį paviešinti nutart. Nes dabar, kaip suprantu, dėl dydžio galima, turbūt niekas čia neprieštarauja, dėl maksimalaus dydžio turėjimo. Ja, jeigu finansai neišmuša mum duobės, nežinau, gal tu jau, Mykolai, iš karto pamenė ataskaitas visas atidžiai žiūrėjai. Jeigu finansinė problema negresia, tai jo, galim tada tą maksimumą. Aš manau, kad finansai šitoj vietoj turėtų būti padengti skraidančio disko federacijos. Taip, aš norėjau sakyti, kad nelabai ką aš skaičiuoju. Nes, ir tada dėl tos datos Liepos reitingai visai irgi turbūt logiškai skamba. Tada turėtų būti 3 dalykai, kad komandos dydis, tada Liepos reitingai, tai reiškia, kad mes pranešam, kad Liepos reitingai nurems, tai reiškia 2 mėnesiai pakeitimas. Na ir tada tik dėl Lietuvos čempionato nugalėtojų kol kas nežinom, ką daryti. Tai va tokie 3 punktai. Aš galiu savo nuomonę pasakyti iš karto. Aš sakyčiau taip, formuluočiau, kad planuojame maksimalaus dydžio rinktinės su žvaigždute, kad pasiliekam teisę ją sumažinti. Nu, ta prasme, federacijos sprendimų vėliau, jeigu rastumėm kažkokią priežastį, kad nereikia tokio dydžio rinktinių. Kad jeigu čempo reglamentas leis pavardės paduoti po Liepos 14, tai darom galutinę rinktinę pagal Liepos 14 reitingus PDG. Jeigu galvotumėm apie kažkokias stovyklas ir taip toliau, tai galim išplėstinę rinktinės tą sąrašą pasidaryti ir birželio mėnesį. Nu, ta prasme, pagal ankstesnius reitingus. Nu, bet čia toks, jeigu reikėtų. Ir Lietuvos čempionų, nesu dėl to tikras, ta prasme, galima galbūt rezervuoti, o gal tik tai, pavyzdžiui, Openo ir moterų čempionų, neliečiant masterių amžiaus. Tarsi masterių amžiui, man atrodo, daugiau tikimybės, kad tie čempionai sutaps su reitingų lyderiais, bet kuriuo atveju. Aišku, vėl nebūtinai, bet ta prasme. Nesu tikras. Dėl terminų paskelbti galutinę rinktinę ir čempionatą, kuris gana vėlai. Ar nebus tai kliūtis čempionas? Tai gali būti, aš sakau, mes kol kas nežinom, žinai, ta prasme. Tai sakau, tai gal šitas klausimas. Ar aš gal palikčiau tą čempionų rezervavimą Lietuvos čempionams po 1 vietą per divizioną, irgi su, kaip svarstoma galimybė, nu, kuri priklauso irgi nuo aplinkybių, žinai, nes, nu, jeigu reikės pavardės paskelbti, žinai, ten Liepos vidury privalomai, žinai, nu, tai ir nebeišeina tada. Jeigu turėsim lankstumo. Aš aišku, taip spėčiau, kad mes gal kaip šeimininkai, žinai, galim turėti tokio dar padidinto lankstumo, žinai, kažkokio, bet nebūtinai, nesakau, ten yra, nu, tų organizacinių klausimų tokių, kaip elementarių, žinai, nu, tai tu, jeigu aprangą su pavardėm darai, tai paskui tenai ant streso paskutinę savaitę, žinai, laukia ir tos aprangos spės ten atsispausdinti ar nespės, žinai, tai ten tokių, nu, ir lengviau būtų turbūt anksčiau turėti rinktinę. O svarbus su pavardėm aprangas, gal daug viskas paprasčiau.
Net su numeriais turėtų būti. Aišku, Jo, numeris tai lengva. net numeriai yra, ta prasme, jeigu matėjai biuletenį naują, visiškai naujas toksai, šiandien ir nepaklausiu Dinko, kodėl jie tą sugalvojo, bet suprantu, kad dėl valdymo irgi paprastesnio. Pas visus žaidėjus ant rankovės turės ten būti, ten privalomas visas maketas padarytas. Ten bus čempionato logotipas, po juo, tarkim, LTU, 3 raidės šalies, vėliava ir ant kito peties žaidėjo numeris komandoj. Nuo 0-0 iki 9-9, dviženklis. Ta prasme, žodžiu, kad tu tiesiog, reiškia, žaidėjai bus registruojami su numeriais. Nu, žodžiu, kaip Ateis ir žinosi, kad turi konkurentas turėtų būti 23, pavyzdžiui. Jo, pas tave. Žinosi, kad tai Aupinė žais 9, 14 ir 23, žinai, už Lietuvą. Ir pas jį ant peties turės būti tas numeris. Visi ten žinotų, officialai turbūt ir taip toliau, kad va, čia šitas yra tas sąrašė. Bet numeris gal galima kažkaip priklijuoti. Nu, galima priklijuoti, aišku, ta prasme. Bet žinai, nu, dar su apranga Skirmantai yra, nu, elementariai toks dalykas kaip išmera, žinai, dydis. Pateksi tu su savo 2-metriniam rankom į, žinai, rinktinę ir ką tu tą M dydžio maikę užsidėsi. Tai čia argumentai prieš čempioną vis dėlto. Jo, čia yra prieš, nu čia tiesiog aš turiu omeny, kad neįtraukti ir nepagerbti šitų Lietuvos čempionų šitą narystę rinktinėje organizacinė prasme yra paprasčiau, žinai. O iš principo duoti po vietą čempionam, tai man kaip ir skamba faina tokia motyvacija. Tai gal čia tie organizaciniai klausimai ir išsprendžiami, bet aš gal palikčiau tą dabar kaip tokį, nu, kaip svarstoma galimybė. Jo, pagal galimybės, dar dabar nepatvirtinti to. Su žvaigždute. Jo. Tai vėlgi, nu, ta prasme, mes bet kuriuo atveju, manau, kad tą pasitvirtinti jau galutinai ten anksčiau negu birželis ar ta Liepa, tai tikrai galėsim. Nu, tai žinai, kad prieš sudarant tą pagal reitingus rinktinėje jau žinotumėm tikrai, kad vietos čempionam yra rezervuotos arba nėra rezervuotos. Nu, tas sprendimas jau bus iki tol padarytas. Kad žinosim, kad pagal reitingą duodam ne 8, o 7 vietas Openo, žinai, ir viena lieka rezervuota. Arba iš karto 8. Taip, Mariau, dabar jau turbūt tikrai tavo eilė. Mano tik siūlymas toksai būtų, gal tada ir likti tiesiog prie to reitingo ir viskas, nes būtų tiesiog paprasčiau, jeigu ir taurės etapų nevertinam, sakykim, tai aš čempionai, skelbėsi vėlai, žinai, tai būtų tiesiog paprasčiau viskas, žiūrėti reitingą ir viskas. Tai toks tos siūlymas būtų. Aš kol kas suprantu, kad mes turbūt prie to ir linkstame, kaip ir sakėt Darius, kad Lietuvos čempionai turbūt eigoje išaiškės tiek bendraujant su organizatoriais, kurie pasakys, pavyzdžiui, kad jiems griežtai reikia tada vardų, turbūt mes ir atmesim iš karto tą mintį, jeigu jinai nesutaps su mūsų mintimis. Tai kol kas to turbūt nereikia ir dabar nutarti. Paliekam žvaigždutę, nes aš taip netgi tą protokolui taip ir užsirašiau, kad rinktinės sudėti maksimalę, tada Liepos mėnesio reitingus fiksuojam, o dėl Lietuvos čempionų vietos žvaigždutė su ta prasme, kad matysim pagal galimybės. Nieko žadėti turbūt nereikia oficialiai kol kas viešai. Taip galima sutarti. Bet kol kas čia tokio sprendimo ir nepriimkime, nes visokių minčių gali būti, nes anksčiau ir esam irgi apie tai kalbėję, kad vienas turnyras gali būti netyčinis, kaip sakant, netyčinė sėkmė. Gal ten Alytui Darius kažką sugalvos tokio pripaišyti trajektorijų, kurios tinka tik tais vienam žaidėjui, ne dviem, pavyzdžiui, ir tada tas pasiseks. O Pučkorėse taip nebus. Taip, Tadai. Mintis kilo dėl Lietuvos čempionato nugalėtojo, kuris galėtų laimėti, įvardinkim taip, tą kelialapį į rinktinę. Tai tiesiog jeigu pagal Liepos mėnesio reitingus žaidėjas jau tampa pretendentų į rinktinę ir jisai nori ir gali, tai tada siūlyčiau iš Lietuvos čempionato, to diviziono, tarkim, kas sekantis eilė galėtų turėti tokį kaip kelialapį gautų į atsarginius.
Čia gal Darius atsakys, ką reiškia atsarginiai. Čia visai mintis, ta prasme, pirmas nepatekęs. Tai tarkim, jeigu tada tu turėjo Openo, žinai, aišku, čia tada to čempo reikšmė padidėja, nes Openo atveju tai būtų, žinai, kad tu 7 pagal reitingą padarai ir va tada tie 7 jau čia čempė kaip ir nebesivaržo dėl to, žinai, o žodžiu, geriausiai čempė pasirodęs kažkas ne iš tų 7. Taip. Bet aišku, kai mes paimam tada tos mažesnius divizionus, pavyzdžiui, žinai, MP50, tai nežinau, kiek mes įsivaizduokim tą rinktinę, ką mes ten turėsim. MP40 pas mus žaidžia 3 žmonės, ne, rinktinėje. Tai įsivaizduokime, mes jos turim 6 rinktiniai. Moteris yra 2 aikštelėje, tai 4, ir MP50 yra 1 aikštelėje, tai turim 1 dar atsarginį. Tai reiškia, va, MP50 vienas patenka pagal reitingą, o vienas tada geriausiai pasirodęs čempionate. Tai čia tokia didžiausia konkurencija tampa, žinai, ta prasme. Nes, žinai, pavyzdžiui, MPKM tai jau, žinai, ten 5 bus patekę į rinktinę, žinai, ir vienas gautų pagal pasirodymą čempę. Sugalvojau vieną antiargumentą šitai minčiai. Openo tie 7 jau iškart turi tokią mažesnę motivaciją Lietuvos čempę dalyvauti. Jeigu ir nedalyvausiu čempę, bet jau rinktiniai vis tiek esu, žinai. Dar primink, Dariau, atsarginius reikia mokėti už startą? Tai taip, tai mes apie tai kalbėjome, apie 150, tai čia tie atsarginiai visi, žinai. Nes aš atsarginį suprantu jau kaip 9 žaidėją, ar ne? Ne, čia 8 atsarginiai. maksimaliai. Okei. Jo, čia ta prasme 8 Openo, jo. 12, ta prasme, nes daugiau negali būti. Tiesiog 12 komanda gali būti 12 žmonių užregistruotų. Skirmantai. Aš tai galvoju, kad jeigu galvotume apie čempiono bilietą, tai taip labai simboliškai, gražiai, dėl ko kovoji, o ten 8., 7., 6 vieta čempionate man kažkaip nelabai taip viliojančiai skamba, tada gaunasi kažkas turi reitingą aukštesnį, kuris susikrovė per 2 metus, o kitas tiesiog pasisekė sužaisti čempionate, užimti 6 vietą ir kitą aplenkti 1 vietą ir jis patenka į rinktinę, tai kodėl tasai čempionato 7 vieta taip garbingai tokį istorinį šansą gauna? Tai aš labiau už tą, kuris vis dėlto reitingą turėjo. Čempiono simbolizmas faina, o čempionato 7-6 vieta ne taip labai. Tai aš gal Sutinku. Likčiau prie to čempiono, jeigu nuspręsim, kad čempioną. O jeigu dar, atsiprašau, irgi pertrauksiu, mintis kilo tiesiog, jeigu dabar tas žaidėjas, kurį tu minėjai, kur jisai per 2 metus išsikovojo tą reitingą, bet jisai tuos 2 metus toj pačioj pozicijai stovi su savo to pačiu reitingu. O tas žaidėjas, kuris, tarkim, 6 vietą užėmė, jisai per metus iš mėgėjų į pro užlipo. Ir jo yra labai stiprus progresas, tai nereikėtų pro pirštus ir į tai žiūrėti. Jo, tik tada mes turim saugiklį, turi sužaisti 8 ratus šiemet, ne? Tai tas, kur stovi, gal reitingas stovi, nelabai dėl to, kad nelabai žaidžia žaidėjas. Jis privalės 8 sužais ir tie 8 bus labiausiai sveriantis jo reitingą, nes kuo naujesnis ratas, tuo jis daugiau sveria PDG. Tai aš manau, tą gal išspręstų šitas dalykas. Jo, mes tada šitą apie progresą diskutavom, tada, kai čia apie tos aplamai reitingus PDG ir ar čia geras pagrindas ar ne, tada diskutavom. Tai faktiškai tas progresas pakankamai gana gerai ir greitai atsispindi. Jeigu tas bičas yra toks progresuojantis, tai greičiausiai jis jau reitingų ir aplenkia. O jeigu jis reitingų ano neaplenkia, tai turbūt jo tas progresas yra toksai biški į viršų žemyn. Jeigu taip pažiūrėsi atidžiau jo reitingus. Gali būti. Ta prasme, jeigu jisai labai gerai progresuoja, jo naujausi reitingai įsiskaičiuoja, dvigubinasi, tai jis jau yra aną aplenkęs. O jeigu jis jo neaplenkia, tai turbūt jo tas progresas toks dar biški ribotas. Taip, man tai. Bandom reziumuoti, nes liko minutė. Aš tik tai trumpai apie tą progresą, tai kiek matau, po sąraše yra toks vienas, kur labai stipriai dabar. Kaip supratau, irgi nesenai iškyla į aukštumas.
praeitį metai buvo geri, čia iš Vilnietis toksai. Tautvydas Gilys, man atrodo. Tai va, jau matėsi, kad žmogus jau rodo rezultatus. Tokia nuomonė būtų. Ja, netgi ne pirmus metus, manau, bent porą. Jo, tai ir jisai realiai, va. Nu tai Andrius Timofejevas, tai pirmoji vietoje, aukščiausias reitingas dabar Lietuvos. Tai kuris irgi progresavo, irgi per paskutinius metus, ta prasme. Tai čia, ta prasme, tiesiog jeigu tas progresas ten pasiekė rugpjūtį, bet dar vis tiek neaplenkė, tai nemanau, kad tas progresas dar per vieną mėnesį ten tai pramuš, kad jisai už aną taps geresniu, žinai. Tai aišku, mes čia turėsim, kaip matom, reitingai labai arti. Tai čia ta konkurencija visai įdomiai rinktinė gali gautis, ta prasme. Tai gerai, bandom apibendrinti apie tai, kad dėl Lietuvos čempiono turbūt čia diskusijos dar vyksta, tai nereikia dabar to nutarti. Pasvarstysim dar kartą. O dėl kitų dalykų tada turbūt pritarė mane, kad maksimali komanda ir reitingų Liepos mėnesio, nes tada tiesiog iki kovo mėnesio šitą reikės jau pranešti, kad Liepos mėnesio, kad trumpėja reitingų šitas. O eigoje turbūt vis tiek bendraujam dar su, mes čia kas 2 savaitės turim susitikimus su organizatoriais tarptautiniais jau turiminį, tai turbūt eigoje bandysim iš jų gauti informacijos, kaip jie apie tai galvoja, kokios ten jų galutinės datos, komandos registracijos ir taip toliau. Čia svarbus vis tiek klausimai, viskas nuo to priklausys tiksliau. Tai tas Liepos, Mykolai, vis tiek fiksuok, Liepos 14 tas pabaiga update'as, jeigu tai leidžia reglamentas čempionato. Jeigu nereikia anksčiau. Jo. Tai reiškia irgi su žvaigždute. Taip. Tai tvarkoj. Tai viskas, kolegos. Aptarėm visai nemažai klausimų. Labai džiugu, kad paskutiniam klausimui turėjom tiek daug minčių, nes tikrai visi suprantam, kad svarbus turnyras ir visų indėlio tikrai prašysime. Tai ačiū valdybai už produktyvią dieną ir tada susitiksim kitais kartais. Taip, ačiū, Mykolai. Iki. Dėkui. Ačiū. Visom. Visom. Visom.